Tai šitas reanimobilis yra skirtas pervežimui nuo ligoninės iki ligoninės. Reanimobilis yra visiškai šiuolaikiškai įrengtas tam, plius yra visa įranga turi dar savo baterijas atskiras, bet jeigu, tarkim, ir baterijų nebūtų, tai yra mašinoje elektros įtampa, kuri leidžia visą įrangą naudoti bet kuriuo metu. Reiškia, jokio pavojaus nėra, kad gali kažkokia tai bėda atsitikti kelyje ir panašiai. Reanimobilis atėjo, nes mūsų senasis jau, kuris mums atitarnavo, na taip, padorai atitarnavo 10 metų, jis jau aišku, jis pradėjo po trupučiuką mums griūti. Turint galvoj, kad tai yra vienintelė transporto priemonė, kuri yra skirta naujagimiui pervežti, tai tarkim, sugriuvus automobilį vienam, tai mes tiesiog naujagimiai atsiduria be skubios pagalbos. Tai iš esmės toks dalykas, nu kaip ir, sakykime, netoleruotinas. 2 iškvietimai vienu metu, tai mes galėtumėm netgi su 2 reanimobiliais važiuoti ir vieną ir į kitą vietą tuo pačiu metu. Ir aišku, vienas iš turbūt pačių svarbiausių dalykų tai yra patys neštuvai, kurie pats vežimėlis, ant kurių sumontuota visa įranga, automatiškai įsiskleidžia. Jisai yra labai stabilus, jokių galimybių, kad jisai gali kažkokiu tai būdu parvirsti. Visi sergantis naujagimiai, visi, kuriems reikalinga skubi pagalba, realiai visi keliaus, ne tik ankstukai, be abejo, ankstukai sudaro vis tiek mūsų pagrindinę pacientų dalį, bet visi naujagimiai, ypač kurie sunkiai sergantis naujagimiai, visi su tuo reanimobiliu važiuos. Reanimobilyje galim visą gydymą naujagimiui taikinti ir dirbtinį kvėpavimą jam, ir visas skysčių infuzijas, ir bet kokią pagalbą, tokią kaip jis ir palatoje gauna. Tai aš jau sakau, kad tai yra tam tikra vienos vietos palata ant ratų. Viskas tai, ko naujagimiui reikia netidėliotinai pagalbai.